Sveiki, mėly videoblogo žiūrovai, videokavos lankytojai, su jumis sveikinasi Stifleris. Tai mano 7. videoblogas ir šiame videoblogė pašnekėsiu trumpai apie radio didžėjus. Trumpai apie juos. Kas turėtų būti jie, kaip jie turėtų skambėti ir apie ką šnekėti. Pirmiausia, visi žinote, kad aš esu iš Club Hit FM radijo ir nesenai mes ten priėmėme vieną jaunuolį vardu Šaras, kuris yra toks laikinasis radio didžėjus. Mes jam davėme paslaptingai laikotarpį, per kurį jis turės parodyti, ką jis gali. Tai buvo mūsų pirmasis toks eksperimentinis bandymas priimti jaunesnį negu 16 metų asmenį. Ir dalykas toks, kad priėmėme ir stebėm, kaip viskas vyksta, ir iš tiesų po jo įėjimo į mūsų komandą pradėjo man plaukti laiškai, nes aš vis dėlto turiu atrinkti tos radio didžėjus, kurie, ateina ir piktinasi tuo, kad mes priėmėme jį, bet nepriėmėme jų. Kodėl? Pirmiausia, todėl, kad visi yra jaunuoliai, visi yra labai jauni ir iš tiesų pirmoji problema susitinkant su tokiais jaunuoliais yra jų neiškalbumas. Norint būti radio didžėjum, tu pirmiausia, kaip žmogus, turi nemažai kalbėti, tu turi apie ką žinoti, apie ką šnekėti, turi ką nors pasakyti eterio metu. Ne vien tik tai, kaip kad vakar iš tiesų buvo labai keista išgirsti tokį dalyką, kaip kad jis eteryje sėdi ir, sako, tema eterio yra laisvas stilius. Kai paklausiau, kas tai reiškia, jis pasakė, kad tai tiesiog muziką leidžiu ir viskas, bele kokia. Ta prasme, aišku, ten linksma. Gerai sakau, tai kuom tai skiriasi nuo serverio. Ir žmogus ar tą paaiškinti man to negalėjo. Todėl sakau, kad mes nepriemam dabar tų jaunesnių negu 16 metų ir vienintelis jisai te bus priimtas toks laikinai. Tai va. Dar apie radio didžėjus. Radio didžėjai turi būti tokie žmonės, kurie žino, kokia muzika patinka klausytojams ir turi daug šnekėti. Kodėl turi daug šnekėti? Todėl, kad kiekvienas klausytojas gali savo kompiuterį ir taip pasileisti muziką, kurią jisai savo atžvilgiu laiko geriausia savo kompiuteryje. Todėl radio didžėjus gali ir net beveik neleisti visiškai muzikos, tačiau turi labai daug šnekėti. Nes, juk kiekvienas galime pasileisti muziką, o pašnekėti ne kiekvienas mokame. Taip kad tokie radio didžėjai skaitosi tikri radio didžėjai. Ir aišku, nebūčiau šnekėjęs apie radio didžėjus, jeigu nebūčiau pasidaręs reklamėlės, kad vis dar Club Hit FM puslapis ieško naujų radio didžėjų. Pirmenybę teikime merginoms, kurių mūsų puslapyje yra mažuma, tiksliau beveik nėra. Gerai, priimsim, taip už tiesą visiškai nėra. Ten kai kurių komandos narių atžvilgių tai yra pimpalų balius pas mus. Taip kad merginos laukiame jūsų anketų, siųskite man Skype'u, kurį matote čia. Taip pat galite apsilankyti Club Hit FM puslapyje ir tenais užpildyti karjeros skiltyje esančią anketą, kurią taipogi man siūsite. Siūskite užpildę anketą ir nuotrauką, ir garso įrašą, kuriame yra viena daina, gal 2 dainos ir kaip jūs kalbate, būtent apie ką šnekate ir kaip skamba jūsų mikrofonas. Mums to reikia iš to garso įrašo. Aišku, atsižvelgėme stipriai į anketos tikrumą. Ne taip, kaip kad viena klausytoja parašė, jinai pagal metus tinka mums, tačiau, iš tikro sunku buvo nesusijuokti, kai skaičiau anketą tokiuose anketos klausimuose, kaip kad ar turite patirties, jinai parašė, kad ne, ar tokioje veikloje dalyvavote, ne, kiek dainų turite kompiuteryje, sako nemažai, bet galiu dar parsisiųsti. Sakinys tiesiog pasako, kad turiu dainų tiek, kad užtektų valandai, tačiau parsisiųsiu dar, jeigu reikės. Paklausęs, koks jos interneto greitis, jinai pasakė, kad nežinau, juk aš mergina. Iš tiesų keista, jeigu tokie žmonės galvoja, kad radio didžėjų darbas yra jiems. Kadangi net jeigu tokių paprastų klausimų nesugeba atsakyti, tai ką jie gali pasakyti eteryje. Tiesiog, kaip kad šiandien beklausydamas radio
Šaras. Tas pats Šaras, mūsų jaunasis komandos narys, įbėgo į eterį 5 minutėm, nes jam paskambino mama kažką tenais bla 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 ir jis turėjo išeiti. Ir iš tiesų pasipiktinau šiek tiek, nes jeigu jau įėjo į eterį, tai mažiausiai valandą ir turi tenais būti. Tai va. Ir jisai 2 kart pasakė, man tas patiko, iš tiesų dainą paleido, dainą groja ir jisai kalba. Na tai gerai, chebrytė, aš jau eisiu iš eterio, paleidžiu dainą, davai. Ar tai skaitote atsisveikinimu? Nežinau, iš tiesų nežinau, man tai atrodo, kad atsisveikinimas turėtų būti toks, kad padėkoti klausytėms už tai, kad jie buvo su manimi, palinkėti geros dienos ir, na, iš tiesų gražiai atsisveikinti, o ne kad davai. Keista. Tai va. Ir dar vienas dalykas. Komentare, kuriai parašė ten kažkuris iš mano videoblogų žiūrovų, parašė, kad Stifleris yra pravardė nukopijuota nuo American Pie. Tai parodo mano neišradingumą, neoriginalumą. Įdomu. Aš nežinau, ar jums minėjau ar ne, bet tą pravardę ne aš pats susigalvojau, o man sugalvojo draugai. Kaip tai įvyko? Na, paprasčiausiai klube buvome su keliais draugais ir kabiname panas, taip sakant, švelniai kabiname ir vienas draugas pamatęs, kaip aš kabinu panas, pasakė, kad aš Stifleris. Paklausęs, kodėl taip mane vadina, sako, kad labai panašiai kabinu, kaip kad iš American Pie tasai Stifleris. Tai va taip man ir prilipo šitą kličką ir nesakykite, kad aš ją susigalvojau tam, kad kurčiau šiuos videoblogus arba šiaip dėl populiarumo, ne. Iš tiesų, man ją sugalvoja ir aš tiesiog ją priėmiau ir naudojasi. Taip kad tiek, mėlyjei klausytojai, kaip visada, vertinkite, komentuokite ir, na, dėkite į fanus, kas YouTube'e žiūri, subscribe ir Stifleris baigė.